plaukiu. Ir kažkas negerai, sakau. Tas irklas kažkaip nebetolygiai stovi, vienas giliau eina, kitas ne. Kame problema, o dešiniai pusėje matos varžtas gerai įsuktas pilnai, o kairiai pusėje nesąmonė. Jau išsisukęs beveik, tai per laiką būčiau pametęs. Nu ir tada problema, nes šitas visas laikiklis tvirtinasi ant šito. O tak, reikia stebėti, o kilometrų dar daug. Valgom. 1,5 valandos paplaukiau ir praalkau. Tai skanauskas pusryčiaujat, valgot kažkam, vakariniaujat, pietaujat. O man visai neblogai einasi šiandien. Pirštinę susidėjau, girdžiu salatis daužo, reikia mesti. Aisbergo gabaliukas, net ne gabaliukas, gabalas. Vos neatsitraukia. Kažkam ne taip gerai sekas kaip man. Paukštukas mirė. Ir spėkit, kas čia pila tą visą šudyną. Daug žinoma. Nu va, atplaukiam į Sviliškes. Eina, šiandien įtariu bus mažiau kilometrą, nes ir šiaip ketinu pažvejot. Bet šiaip pakol kas pozityviai. Nugara kaip skaudėjo apačioj, taip ir skauda. Tai čia greičiausiai tiesiog reikia priprast prie to ritmo. Rankas sudėjau pirštinės. Su pirštinėm visai nieko. Sunku jom perduoti per kamerą šitą jausmą, šitą visą vaizdą. Bet, manau, yra suprantančių, buvusių. Akmenukai. Pažiūrėkit, kaip eglės džiūva. Kaip džiūva eglės, eik tu savo. Baisu pagalvojęs, greit eglių nebeturėsiu. Yes! PM2, PM3 somai šapalas. Bomba, hebrytė, čia buvo bomba. Pasigerino Old Best Records šį savo. Eina savo. Kosmosas. Žodžiu, mikrofono laidas neveikia. Jau kuris kartas jis mane paveda. Sustojau tokiai saleliai, pusėsaliai, smėliukas, šilta, gera, kaip paplūdimiai prie jūros. Tai pasigaminsiu pavalgyti, turiu apie 1 valandą. Pagavau didelį šapalą, 53 cm, žiauriai geras rezultatas. Šiandien šiek tiek, prieš tai čia kažkokią pusę valandos tokį ruožą labai gerą radau, tai mėčiau, pagavau tą didelį. Ten 3 somai ir dabar nesenai vieną turėjau. Tai judėsiu toliau, aišku, po to. Tai dabar čia vėjas labai nepalankus ir tų vietų labai mažai, kur vėjas nepūstų ir galėčiau normaliai pažvejoti. Blemba, laidą reiks paprašyti, draugas nupirks, atveš, tiek į Kauną varysiu, nes be laido čia filmuoti, kai toks vėjas yra reikalų. Ir prieš tai video kur daręs, irgi matosi, kad viskas kaip ir įjungta, mikrofai įjungti, bet neveikia, ta prasme, nėra to garso, kuris turėtų būti. Tai va, gaminam valgyt, žiūrėsim, kaip čia gausis. Bomžo sriuba, Sunyon, Asian style chicken, paragausim šito. Galvoju, blemba, kaip čia geriau padaryti.
vištą kept. Šiaip labai tingiu. Bet reikės išsikepti, galvoju, vištą gal paliksim vakare, gerai? Tai išsivirsim šitą. Turiu lašinuką. Galvoju, turiu pupų arba žirnių konservuose. Tai pasipjaustysiu biškį gal lašinuką. Gal taip užkas, nežinau, reiks pagalvoti, variantai yra keli. Tai kol kas kaičiam vandenį. Žiūrėsim. Sugalvosim variantų. Niekas savo piknikėlis šima. Prie jūros. Skauda rankas, reikės pasitepti kremą, nes išsausėjau. Vaitinasi jo papa. Ui, tu savo. Wow. Netikėtai. Neturiu kečupų, bet kečupų nevalgysim. Bus dešrainiai be kečupo, agurko tinko pjaustyt. Tai tiesiog toks prie sriubos, žodžiu, batoniukas su dešryte. Šiaip visko turiu daug sočiai. Tai tik tai valgyt reikia. Oi, maudysimės tai tikrai, kad su rūbais. Nes yra pėlė, jau kartą. Nuvarvėsim ir varysim. Gulbelės, plaukit man padėt. Ne, neįdomus aš. Toks gražus sūriukas buvo ir Ūdra pasidarbavo. Žinokit, neris yra kažkoks tai fenomenas. Nesvarbu, į kurią pusę plaukčiau, kai pasikeistų srovės į posūkį, į kitą pusę, į vakarus, į pietus eičiau. Nėra skirtumo, vėjas pučia vis tiek į nugarą. Nesuprantu, kažkoks kosmosas. Fenomenas kažkoks tai. Bet nieko, po truputį judam. O bus gerai. Kas čia toks? Galvoju, kad kailis, o pasirodo čia tiesiog žolė sudžiūvus nuvirtas. Galvoju, bebras ar kas čia. Va, konglomerado akmuo. Kažkas taip, konglomeradatas, kažkas. Konglomerado akmuo, berods taip. Žodžiu, pavadinimai gerai. Ištart neišeina. O ten berods karvės akmuo toliau. Ir matas. Iki polė nuskendusios karvės kažkaip ten.
Senai skaitė šitą klausimą. Sustojau, vakarienės. Vištavą išsikepsim ant griliuką. Vandenukas, kuskusas. Čilinam biškį. Ir dar biškį paplauksiu vėliau kokį porą valandų. Ir tada stosiu miegot. Mažiukas, ragai išlindė, nekreipė dėmesį visiškai mane. Va taip va. Miegojau šią naktį. O, koks vėjas. Šiandien bus dar sunkiau irkluoti. Nes daug šaltesnis vėjas ir daug stipresnis. Tai va. Pagal šitą medį nudžiūvusi orientavausi ir dar vietoj stoviu ar ne. Ar nenunešė manęs. Tai buvau prasikėlęs gal kokius 3 kartus prasibūdinės. Tai sakyčiau visai normaliai. Nes palapkiai kažkaip sunkiau miegojasi. O čia tai va ikinė. Čia čiužinį prisipučiau. Nepilnai įpučiau. Eikta. Čia Adomo rojus, ta prasme. Įsileidau inkarą ir guliu savo patogiai. Ką? Susitvarkau daiktus. Prisipučiu čiužinį. Biškį stosiu, papusryčiausiu. Susitvarkysiu biškį valtį, nes vakar priskrido nemažai parazitų. Ne parazitų. O to baltą lašalą. Kai kurie čia be sparnų jau, kai kurie su sparnais. Įdomus padarai. Tai va, varom pusryčiauti.